Laosas nenustoja stebinti. Bля, netelpa, o? Kažkokį radom urvą. Gabriel sako, čia specialiai uždarytas. Tai reikia tai daryti. Titanikas. Semės. Bandom gelbėti šmutkės. Juokingai daug bėga to manęs, tu pažiūrėk, na čia. Nu, ką gali padaryti? Bля. Vanduo bėga. Tai va, vadini tiesiog kažkur esam. Kontentas. Dabar kviečia laivus, karoči, kad pagelbėtų. Kas čia vyksta? Laosas be žodžių. Nu ką, skęstam? Nu ką, skęstam? Nu ką, skęstam? Jo, tai kviečia. Pizda! Davai laikais! Seni kamerą įkrito į vandenį! Nina! Eik tu! Pizda! Pavarlėt kelionę. Laos, greetingas super nice. Kol kas Laos kontentas žiauriausias. Nepatinka man Laosas, seni. Kapitonas grūžė, žmonės grūžė. Aš kupako neturiu. Kameros neturiu. Nu čia svarbiau, ble. Aš pisau napo, iš tikrųjų, tai jeigu atvirai šnekėti. Išlaipina saloj, va čia vidury niekur. Welcome to Lang Prabang. Aš nežinau, ką čia pakomentuoti šiaip reikia. Aš neturiu kameros, aš net neturiu ką komentuoti. Turėčiau kamerą, tas kupakas tai būtų visai nesvarbu, bet dabar nežinau dabar, kas čia vyksta iš viso. Tipo, nu what the fuck, kas čia buvo? Dar ten vat matosi mūsų laivas. Suka, what the fuck, na. Pirma keliavimo patirties vieniem po Aziją, va tokia kol kas. O ten va kažkur va laivas mūsų paskendęs. Ten kažkur kupakai, lagaminai, žodžiu, viskas ten plaukia. Ten... Ai, bežiūrėk, ten valis kažkokius renka, ten kupakus. Kupakus, man blėt naro reikės, ne kupako. Tu pažiūrėk į mane, tau ten be šansų kamerą rast. Aš dabar va šičia nematau. Porą CM dugno. Tu pažiūrėk, kus tam urvinas po karo. Nu bent jau vietas geresnis gavom laivę plaukiant. Nu čia chebra patenkinti, laimingi labai visi. Mes netokie laimingi. Taip atrodavo mūsų laivelis. Nu galėjo būti ir blogiau. Per pusę, na. Žiauru. Gerai, greitas chatos už 3 eurus turas. Čia turim mano lovytę. Čia kambarys atrodo, gal 15 žmonių miegam. Taip išeini, čia kažką, tulikai, nušyk numysti čia kažką, jeigu nori. Taip išeini, čia vat bendra erdvė. Čia vat vyrai intensyviai daužo šachmatus. Nu čia taip, kažką, ten vat hamakai gali pakristi, jeigu nori. Ir dabar geriausia vieta. Taip, užlipi baseiniukas, hostelė už 3 eurus baseiną. Dar tokio prikolo aš nematęs. Nusitai čia overall ką žinau, aplinkui. Nu džiumbrinas čia baisu šiaip aplinkui. Šiukšlinai. O šiaip overall tai toks gydys įvyko su tom laivu. Tai kodėl dabar visas šitas videkas yra toks randominis ir taip biški iš klipukus nulipdytas, nes mes plaukėme iš Tailando, plaukėm į Laosą su laivu ir tas laivas plaukėm ir užplaukiant akmenų karočią, pradėjo skęsti laivas. Pizda, visas laivas perlūžo per pusę, žmonės karočią evakavosi, atgal kitas laivas, šokam iš to laivo į kitą laivą ir tas laivas karočią skęsta. Paskendo mano kupakas, paskendo mano kamera su footage belekiek ir va, tokia situacija iš tikrųjų. Mūsų iš to viso katastrofai laivo paskendimo 3 žmonės paskendo tiesiog ir mirė. Tai tipo, gerai, kad ne aš paskendau, gerai, kad tik kamera, bet kad jaučiuosi, kad galbūt geriau būčiau ir aš paskendęs, negu kad tik kamera. Nes tik užplaukė tas laivas ant akmenų karočią ir aš iš karto kamerą, paspaudžiau, pradėjau filmuoti. Ir visą laiką, kaip laivas skęsta, grinai nuo pirmų sekundžių. Filmavau viską iš pirmų akių, kaip viskas atrodo, kaip užsilipau iš laivo ant stogo, kaip pradėjo skęsti, ko čia vandens jau buvo iki čia, aš išlipau iš laivo, užlipau ant stogo ir kai šokau nuo vieno laivo į kitą laivą, per gal metrą tenais buvo. Ir kai šokau iš to skęstančio laivo į kitą laivą,
kamerą kažkaip trenkiau į turėklą, va taip, netyčia, ir nukrito į vandenį, plium, viso, nebėra. O ten footage buvo kiek prifilmuota, pizda, kai mes, karočią. Dėl to šiandien pasnedienas grūžinu ir dabar Gabrielius mane gelbė, tai savo ragelius kažkiek pafilmuos, tai čia. Ir dabar kas dar šūdas koks, kad Laose niekur nėra pirkti normaliai šitos kameros per visą Laosą. Tai dabar Laose kontento tik tais pavyks tiek, kiek Gabrielius pafilmuos iš savo ragelio. Kitas šalis yra Vietnamas, varam į Vietnamą ir jau tada Vietname nusipirksiu kamerą ir Vietname pratęsiu kontentą. O dabar kiek prifilmuos Gabrielius, tiek ir turėsim. Ką atėjom į monumentą kažkokią? Naują kamerą turim. Viškai pakeitėm kamerą jo, atlėkėm pizdės. Rusijos vėliavos. Taip, eini. Čia SSRS vėliavos. Aš pripratęs, kad viską filmuoju ir labai plačiai ima. Dabar reikia žiūrėti, ką filmuoju. Nu va, šalis, kur tokias vėliavos kabinasi, ir iš karto buvo amžinas, matosi. Kas čia yra, kur mes esam? Kas čia per bičas? Vatnikas paliubomais buvo. Čia saugu už Ukrainą būti. Все, baigiam kadrą. Pažiūrėjom. Karočiui, aš filmuoju iš Gabrielio ragelio, nes mano kamera nusprogo. Kaip nusprogo, dabar ežero dugne kamera mano. O su savo rageliu filmuoti negaliu, nes užrasoja abudu sikliukai ir irgi nieko filmuoti negaliu. Karočiui, Laosas manęs nemyli kol kas. Toks atvaizdelis Laose. Pilnas tunelis, toks šiukšlė. Fainai atrodo. Atėjom į šopą, tie laziečiai crazy yra. Pažiūrėk, kaip jie deda viską ir bonkės. Apversas, sudėjo viskas. Aukštyn kojom. Čia įdomu, kam taip reikia daryti. Ir kokį praimą čia man turi. UFC, Future Freeze. Nematė dar aš tokių irgi mandrybių. Lekiam į marketą pavalgyt. Kaip šiandien smagumų. Pati geriausia diena gyvenime. Let's go. Važiuojam, aparatūra tokia. Jeigu norėčiau, galėčiau nusižudyti. Bet dar nenoriu, dar noriu pagyventi. Sunsetas, let's go, tai faina. Let's go, kitą važiuoja. O kuomet toks muštinuka? Toks, kaip pas mane. Sumuštinis. Tai va, ką šiandien dieną. Subinė šiandien dieną, nieko sėdim. Visą dieną sėdim, mieste nieko neveikiam, laukiam, kol kupakos tipo atiduos. Bet kupakų nieks nedidavė, va jau vakaras, vis dar kupakų nėra. Ką žinau, grūzas, grūzas. Aš nežinau, ką čia komentuoti, huine, visą dieną tiesiog sėdim mieste, nieko neveikiam. Realiai nieko neveikiam, praždėm šachmatų ir pavalgiam viskas. Tai va, dabar valgom, skanaus. Do you have like black one? Like black, not green, but black. Yeah, but do you have like black one? Yeah, on hand, but yeah, you know, but Rožinis, žalia, rodo, raudona. like this, yeah, like this, but not green, but black. You know, black. Raudona, va, jeigu nori. Black, yeah, like this black. No? Oh, okay. Žodžiu, kadangi pas mane telefonas, mes daug ko nefilminam, tai va dabar bukinam pirdas. Susiradom mano draugą. Jis irgi buvo laivo katastrofoje ir jis pas mus tam pačiam hostelį, mes jau kažkaip pakalbėjom vakar, pasiūlym su mumis varyt. Nežinau kiek metų, kažkoks, tėvukas, kokį pem duočiau. Dabar filmina pirdą, tai aš nežinau, aš manau bus labai linksmas tas senu. Jis arba bus labai atsivėpęs, arba bus labai laimingas, vienas iš dviejų. Nežinau, tikiuosi bus laimingas. Nes dabar jau biški net ten nusukome eidami link pirdų, jau pradėjo jisai biški pyti, biški pakėlė toną. Žodžiu, va toks pas mus ritualas ryto. Ką žinau, ką čia reikia papasakoti, karočią. Esame atėję į tokią vietelę. Čia, tipo gražu, tipo vanduo fainas, bet žmonių tai dafiga, visi kiniečiai čiurkos. Bet, žodžiu, taip atrodo čia, tipo faina. Man belia kaip grūzas, karočią. Visą footage, kai esi pratisęs, kamera, kupako, footage, kupako jau 2 dienas. Mes esame lang prabangę strigę, turėjom išvaryti vapščiai jau vakar į kitą miestą, bet dabar, kadangi neturiu kupako paskendęs yra, tiesiog laukiu lang prabango miestą dabar ir laukiu, kol galbūt gausiu kupaką. Taip nėra nuotikas kažką daryti, filmuoti, vapščiai nieko, toks geidys. Bet žodžiu, esam vietoj visai fainoj, tik nuotika nelabai faina. Kol nenspirsiu kameras dabar, tai lempa bus vapščiai.
Atėjom su tėvuku prie ežero. Pažiūrėt, ką gero. Kiek žuvyčių turi. Pagausim lydeką gal kokią. Tai veikinga, kiek tu užsihypinęs pasakoji. Nu, pizda, hypas tai maksimalus yra šiandieną. Davai, 10 šaliukų, po to 10 įspūdimų ir užsihypins iš karto energijos. Viso, išjungiu lydeką. Davai, paim prie myžų. Nu, va čia tai kontentas, let's go. Nu, bet škarčiak šypsena išlindo. Davai, varai. Tuoj. Tai reikia pagauti dabar tą apelsiną. Let's go. Davai, tu turi dabar pagauti, kol būsi ore. Oik tu, na, tai čia, ble, challenge'as biški. Ant galvos gausiu apelsiną. Ble, tik tai aš tik čia būnu purtėtas. Gerai, užtenka gal jau, ne? Per daug kažkaip. Reikia pagauti dabar visus. Faina, pavalgyt gausim. Karočią, nu biški nuotraukai praskaitėme. Vitaminą C gausiu. Kiek čia aš prisirinksiu jų? Pietus, securinti. Sutaupiau 3 eurus lauose. You want one, guys? You want? No? Okay, thank you. Okay. You want one? Yeah. Everything is ready to eat. No idea. Čia apelsinai вообще? Aš nežinau. Santa Claus. I haven't had breakfast yet, so it's my breakfast. Davai, So should be- dirbat, aš filmėsiu. Aš nesuprantu, čia apelsinai, kas čia per vaisius? Čia kas? Antras maikas. Aš įdžiovinu. Nes ten kondensato viduj pilna. Labai daug tos kūros kažkokios. Nes čia, matai, čia išmetė. Ką tik užauginti, čia to neišprotuvęs apelsinai. Ar kas čia вообще? Is this an orange? Do you know? Oh, what's that? Nu ką, žinau, ragaujam. Nu ką, taste test. Good one. It's like the lemon. Nice. Grapefruitą? Grape, right? Yeah. Oi, man šitaip nepatinka siaubas. Mamas dapirdavo, sako, valgyk, tokia faini čia. Niekada gyvenime nevalgiau. Bet čia Pasiryžęs? raudoni būna, bent jau Lietuvoje šiopuose. Tai čia tau net ne Lietuvos šiopai. O kas čia? Laoso džiunglės. Nelabai skanus. Tėvukas kapoja ramiai. Not the best, yeah? But you're still finishing it, yeah? Gerulis, eina. Вообще не gerulis. Toks fainas. Nori dar? Davai. Gan fainai. Ten dar reiškia daug yra. Į kupakai ir namo. Bet priklauso čia atsikalga tai va. Davai, čiup. Gerai, kad garsą padarai. Nu, paro savo pietus. Ištaupam bananą. Čiumpam batoną tokį. Opa, Jau pagyvenusią biškį savo. Užvinioji taip. Pasakėlė. Proteinas. Kurio vietoj? Tešlai? Parodė kaip skanu. Įkalbėjom tėvuką. Taip nenorėjau. Here we go! Greitas čekas, kur takelis veda. Nu gerai, šiaip takelis tai neblogas. Reik pasiūlyti tėvukui. Toks daržas palengvas. Opa, o ten va tėvukas.
Taip ir gyvenam, žinokit, chebra. Toks vanausiškas gyvenimas pas mus džiunglėse. Opa. Ir su pūvė kėlė. Aha, okei. Labai gerai, turim palydavą su lausiečiais einam. Our new boss. Your new boss. Don papa. Okay. Don papa. Nieko nesuprato. Tokias suradom hibridė. Lavos. Mes Tailandė neturėjom tokios hebras. Captain, do you know there are monkeys in here? Monkey. Yeah. Yeah. Okay, bye guys. Thank you, Captain. Okay, bye. No captain anymore. I'm scared. Oh, me too. Bėgi? Mikrofonui pizda. Žiūrėk. Cool? Ir čia dar matosi tipo lašiuko vandens viduj. Ir čia yra korozija jau tipo prasidėjusi. Tipo jau panaikinti jo nebeįmanoma. Tai arba sustos jinai, arba... Tėvukas eina ten, einam. Let's go. Laikos. Dar kaip šunis labiau atrodo, negu meškas. Tokia meška pamatėčiau miške kažkaip neišsigačiau. Kokie įspūdžiai mešką pamačius? Nusišvilpau ant tos meškos. Pamačiau. Įspūdis buvau nepamatęs prieš tai, pamačiau. Toks pat kaip ir būčiau nepamatęs. Nieko ypatingo. Meška. O, va, oh my god, meška. Meška. Gerai, kad tėvukas nemato, kad tu uždarinėjai. Nu, būtų tikrai pasigėdęs. Ir nesupranta, kad tu šneki. Tas labai negražiai šneki. Meška. Meška. Ir tada mane liūdna, tiesiog einantį kažką filmuoja. Nu ką, jo papasakodam, ir ką, nu liūdna, nahu liūdna. Bet jau matai, jau šypsana. Tu, blėt, mane linksmini, kurva, nesąmonė čia darai. Aš turiu būti užsigrūdinęs dabar, bet kad tu mane blėt linksmini. Nu, kur debilas. Nu, Va tai va. pagarbos gedrinčiam ir liūdinčiam gerai. Taip ir gyvenam. Ką mes dabar veikiame? Atėjom paimti smūtį. Po to mes čia. Ten vaikai žaidžia su šniukais. Ten palavarų parodysiu. Žodžiu. Ką čia stato, aš neįsivaizduoju. Bet full viską nuo nulio, kažkokius fontanus. Vyčiai parką čia stato kažkiam privačiam namukui. Ten didelis pulas. Čia kažkokie, nežinau, fontanai bus, surfolai. Žodžiu, viskas dirbtinė. Kažkokiam pacukui, kuris turi dafiga šaibų lavose. Nu, va taip ir gyvena. Va tokie va keliai, va. Niekur asfalto nėra. Čia dar normalus. Tai va, laistą kelią. Taip, kaip knygos puslapių. Milijonierius. Nu ir dar skundės, milijonierius esi. Nu tai va problema, čia netelpa į tašį pinigai. Matai? Kiekvienas žmogus turi savo problemą. Paragauk. Labai skiriasi nuo Tailando. Gerulis. Žiauriai geras. Koks bombinis. Good? Very good. Bombinis. 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 Bombinis, Yeah, like super good bombinis. Yeah. Opa, lažeka. Hey dog, buy his balls. Eik tu na. Paruos spaudą. Bombamis. Bombinis. Bombinis. Sen aš dar stebėjau. Aš šitą šūdą. Aš vakarą buvau neužsidėjęs, visą dieną buvo gerai. Šiandien tik užsidėjau, tas suplyšo, mikrafas pastebėjau, kad sugedo ir dabar va toks šūdas. Vakar visą dieną huienai viską. Ne, nešiok tu jo. Bet galbūt gerai pažiūrėti, ar čia tikrai.
Kas tikrai? Žinai, aš taip Tai gerai, šiandien dar panešiok ir rytoj vėl. Ne, pala. Mes dar važiuojame, gal supirtam, dar birtą sukės nusijų. Aš dalykai šiaip netikiu, apšėdu, bet nu čia per daug tipo sutampa viskas. Aš tik užsidėjau jį, karočią, bazaras. Aš šitą tik užsidėjau, Tailandės plūžo pirdą. Tada atvarėm čia, paskendo mano šmutkės visos, karočią. Tada nusiėmiau, vakar visą dieną aфиgeną. Šiandien užsidėjau, jau trečią šūdas per dieną. Dar tik tais trečią valandą dienos. O kas vakar aфиgenų buvo? Be šūdų dieną, tiesiog paprastą gyvenimo dieną, man jau skaitosi gerą dieną. Nes mes vakar nieko nedarėm. Ant tiek paskutinės gyvenimo dienos yra šūdinas pasidariusios, kad yra diena normaliai skaitos, kai žiauriai gera, o kai būna labai blogai, tai jau kešiau dieną tiesiog. Nu, tas šuo įbanutas, kad lasit. Va tai va. O. Tu pažiūrėk, jokytės. Geras šuniukas. How's the coffee? Excellent. Excellent. Bomba. Bombinis. Bombinis. Porą sekundžių praėjo. Kad dar nemokamai bananų davė. Kaip čia? Su bananais. Žodžiu, sugalvau šokį. Dabar groja kalėdinės dainos, sugalvau šokį, kad mečinį kalėdinę dainą šitą. 1, 2, 1, 2, 3 ir. Įvertinkit komentaruose nuo 1 iki 10. Dar tokį išmokau. Blėdai, dabar. Ant vakaro pramušė depresiją jau fuldomai. Atvarėm. Tik va jau pamatė čipsų pakelį, va jau galvoja, kokį čia gyrimuką imti, viskas jau ant šokių patraukė. Stovim visi, laukiam eilėj močiutė. Svaig močiutė fotkinasi dabar. Lipame kalną. Su tėvuku savo jau atsisveikinom. Išvarėsi jau kitą miestą keliauti. O šiandien dar gavau žinutę, kad kupakų vis dar nėra ir šiandien nebus. Dar vieną ekstra dieną esam užstrigę šitą miestą. Tikiuosi jau paskutinę, nes nu čia vapščiai nėra ką veikti. Mes jau per vakar viską apėjom, ką čia manoma apeiti. Dabar tiesiog tampamės prie atgal ir stumėm laiką. O čia jau baisi čiurkas, baisi barsiraga. Bet kiniečiai yra. Eina 2 žmonės. Atrodo, kad 6 žmonių gauja eina. Nesu rasistas, bet šitą rasę man nepatinka. Va ir užlipom. Aplinkui visi vien tik kiniečiai. Vaizdelis toks, visai neblogas. Kaip tu vaizdelis nuo 1 iki 10? 6. O man 7. 6, 7, 6, 7. Nu faina, ką žinau. Let's go, aš ant Everesto viršūnės. Yeah! Pasiklausykit dabar paukščių kalbelės, kaip paukščiai šneka. Pažiūrėk, ką tas bičas čia fotkina po kairę. Jis tiesiog kamerą laiku jungiasi, jis nieko nefotkina. Nu jam nereik fotkinti. Tiesiog kamera įsijungęs. Kokie šiaip keisti. Jis telefonų fleksina, matai, kad jis tas Flip-flopas. Stovėjom gal pusvalandį eilėj iš 4 kinų. O, toks va čia vaizdelis. Domas dar papuolė, Domas dar eilėj. Jis ir mane fotkina visų čia karačią. Stum, davai, tai gal kontiną reikia. Davai. Davai. Jie taip pažiūrėjo. Toks be paliovas su ačiokais. Langai kūrėm, kurios ant galvas daina. Opa. Saulė labai stipriai šviečia. Vis tik jeigu su vieną peršviečia, tada su 2. Minus padaro pliusas. Mūsų plius ant galvos eina. Pataikysiu apačioj žiuplinę. Čekis. This is for my uncle James Bond. Wow. Yep, of course. Yeah. Emoji panaudoja. Blia, žmonės kiek crazy visi yra nesveikia. Taip, visi surinkę čia žiūri, kažką bando fotkytės daryti. Tipo, nu mes tai čia atėjom, tai viskas normaliai, kad mes atėjom, bet Tai ko jų čia tiek daug prisirinkę? nežinau, ar girdis kažkas be maiko, bet Labai čiurkas kartais neka galimai užkimš visą garsą. Čia buvo čia šopė, čia gyva paukščiuko gali nusipirkti. Normaliai. How much is this? 15? Ai, 50,000. 2 eurai. 2 eurai. Kaip porcija maisto, nu. Atėjome apsipirkti. galvoju treningus iššausiu greitai kokius nors. Nespėkit brandą.
Nikė, kiaušai praplikę. Kaip su kosminė, Kaip įvertinkit nuo 1 iki 10. Nu ką tu. Fūros driveris kažkaip atrodo. Pizda. Laosas nenustoja stebinti. Kur stogas hostelė užsidegė. Kaip taip įmanoma, seniai? Nepataikė apšiai nieko. Nesijuok. Ką galim padėti? Nežinau, aš tai filminu. Tau kontentui, tu tai varik padėk. Kur tu jorą? Tai čia be šantų, čiagi šiaudai, sausi, čiagi neužgesins nieko. Ką daryti? Seniai, čia lavos kiekvieną dieną taip vyksta, kur šį Seniai, tai gal niekur nevažiuojam iš čia. Ką daryti, nes galim, kuo mes galim padėti? Nežinau, Opa. Oi. O. MVP, mūvas. Dar vieną tokį reikia. Gerai, tai gal varom kažkaip keistų labai. Varom vandenukų gal po. Kažką reikia daryti. Nelabai žinau tik tai. Šiaudai tai išimti. Aš apšalęs, kas per šalis yra Laosas. Jeigu norite kontentą pamatyti, tipo ir tikrai, kas yra gyvenimas, važiuokite Laosą. Aš darau tavo darbą dabar. Ačiū tau. Gerai, atnaunimas, užgesino beveik viską. Aš apšalęs esu Laosą, what the fuck. Bet čia per porą dienų. Bet per porą dienų jau kiek kontentą, bet per porą minučių išgesino, žiūrėk. Nu šaunuoliai laosiečiai. Pasiruošę viskam. Tokia su kamera. Nu mes tipo bandėm, svarbu mes bandėm kažką padėti, bet aš nelabai žinau, ką čia mes galim daryti, mes tieko nežinom, kur kas yra. Čia vietiniai lakso kažką daro, svarbiausia nufilminti tai yra. Karoči, ištraukėm nuo kupaką iš upės. 2 paras pabuvo po vandeniu, pizda, tam kupakui čia visam baisiai, net nenoriu lysti iš vidų, pažiūrėti, kokia situacija. Visas kiaurai permirkęs, kokį kem kilus veria kupakas. Tiek buvau pripirkęs smučių, naujų visiškai supakuotų. Lauktuvėm galvojau parvešiu šeimai, draugams, kažkam. Viskas, kurva, taip smirda čia šūdais nuo to upės vandens. Viskas kiaurai permirkė, baisu. Pusę daiktų čia mes lauk reikės. Čia turėjau Louis Vuittono peštukų lauktuvėm. Irgi subinėme. O, čia irgi turėjau lauktuvę paėmęs. Tai holandietiškos dantų pastos. Nu va, galės dantis valyti šeimyną, fainai. Nusipirkau Tailandė striukę. Nu, striukė tai faina, bet kad pizda čia jai. Naują dieną, galvoju šiandien užsimėsiu vėl šitą šūdą pamėginti, kas bus, ar tikrai čia veikia taip. Iššokom į mašiną į busiką važiuoti į kalnus jau. Pavažiavom, kiek važiavom? 15 minučių, kai ne? Kažkas tokio maks 15 minučių. Kažkur per duobę piso, karočią. Prakirto dugną, atvarėm į servisą, visus išlaipino. Nu nežinau, kol kas šitą šūdą. Dabar vėl užsidėjau. Ir esam servise. Mes atvarėm 4 valandas į kitą miestą. Į naują, tik atvarėm. Jau atsisveikinam su visais ten. Šitam miestą kol kas gal pusę valandos. Žiūrim ant tilto, tėvukas mojo. What's up, papa? I hope I didn't see you anymore. With you and then. You arrived today? Yesterday. Yesterday, okay. Bombinis jų. One more night, because tomorrow I want to go to Viewpoint. I've been yesterday on the Viewpoint, just over there. Yeah. Over there, on the way, if you see, it's fucking amazing, yeah? It's fucking amazing. Turim 26 ryto ir lipam į Viewpointą. Eik tu na, net nepavargom. Apšiai įsilipas. Užlipam halfway. Halfway pizda jau. Apsisprendėm kelią pamišti. Stovi myža. Aš klausausi, ostau. Visi geroju pizda, kaip ir ty jaučias. Eik tu na. Žiūriu. Nu ką, 6:22. Toks vaizdelis. Tu durnas. Tu nesuik, na. Aš taip tik per teliką matęs. Ir net nebuvo taip sunku užlipti iš tikrųjų. Čia Hebra pakrito su palapinė, miegojo. Norėjom ir mes tokį prikolą pamėginti, bet jau soldeutas buvo, nebebuvo galimybės. Čia fainai, tu su tokiu vaizdeliu atsibundi. Tu durnas. Čia moteriškė savo kioską jau atsidarė 6:30 ryte. Tu primės kiekvieną rytą taip lipti į kalną atsinešti savo Coca-Cola, čipsus, žiauroką. Bet šiaip kainelės tai nėra baisiai. Kola 8 centų, kaip Lietuvoje įkiukia.
O čia tokioj vietoj. Vanduo 5 centų, nu irgi realiai. Realiai Lietuvos kaina viskas. Su tokiu location. Mes čia va tokiais keliais. Tamsoj visiškai ryte. Dabar jau diena. Jau galim normaliai kaip žmonės. Debesys einam. Tikėtina, kad nesimato. Bet čia dabar debesį jau liečiu. Nulipinėt žymiai fainiau, negu į kalną lipt. Vat jai vat nepavydžiu. O savo labai pavydžiu dabar. Greitą pertraukėlę. Nulipinėjant. Somebody, is it possible to rent bikes? Gerai, birda ne automatas, o semi auto. Reik pačiam su bėgiu permušinėt. Nesama būtų taip važiavę. Nu, toj mokinsimės. Tai gal jie neėję prie akių. Gerai būtų, nes... Nu, tai gal nemato, ne kaip mes čia mokinamės. Dar nespėjom išvažiuoti. Jau problemėlė. Faina. Kaip man jausi dabar? Nusižudyt, manau. Ai, čia ne Honda, čia Huda. Huda brandas. O pas mane kas? Pas mane irgi Huda. Nu tai lėksim į Hudą, reiškia. Atlėkėm naują lankomą objektą. Vėl, blėt, į kalnus lipti. Jau nebenoriu šiandien tos kalnus lipti. Į Keivą. Ten tas skylė čia jau Keivas. Tokio didžių žymas. Tokia skylė kalne. Nu ką žinau, lendam, eksplorinam. Ką žinau, ką čia tam Keivą daug pafilmuoti. Tiesiog skylė ir visur akmenys. Uik, tu toks variukas. Ramiausiai savo. Nu čia palyginimui su ranka, beveik delno dydžio. Nu pagal viską, tai čia reikėtų pagal rodiklės. Nu ką, sako in, varom in. Dydis atsitupus čia sunku praleisti būtų. Davai, Gabri, prašau, aš džentelmenas užleisti tave. Eik, tu, ne, čia tokio svajimo. Tu durnas! Jau ten reikia. Baig tu, wow! Tu pažiūrėk į šitą. Tu juokauji? Tu pasiruošęs? Visi nesąmonė, ne? Ne, nusėdėm, čia mums babanak bus. Nu, tipo, jau atėjom, negalim nelysti. Blia, nu čia va toks va tarpas. Kaip čia reikia pralysti, pažiūrėk. For the content, ką randam? Mes kokie purviniai būsim. Ir dar pargrįžti reikės prieš šitas skylės visas. Aha. Truputį reikėjo įdomesnės negu skūs, mažiai nebūtų duoda. Ko šitas skūtas? Toks keivas, kur? Blia, netelpa, o? Tema? Aš čia toks purvinas būsiu. Nu ką, įlindom į Keivą. Pareini, Gabri. Tokia. O tai normalus praėjimas? Nu, tipo, daugiau negu čia vietos. Ai, tu kaip galvos skaučiai. Čia prieš rimtai šobo reikia. Nepatinka man tie Keivai jau. Bet kol kas čia painiausias, kurio buvom. Kol kitas eina juokinga, po to kaip pačiam reikia lysti. O čia legalu apšė tokie Keivai, čia nesąmonė. Čia žmonės gali trenkti galvą, užsimušti ir viskas, ką ir sėdi be sąmonės. Nu ką, žiūrim, kas čia toliau, ką pasiūlė šitas Keivas. Nu kai mokykla, žasita, kur eiti reikia. Nu, čia dar baisiai karšta prie viso šito, kad vietos nėra. Šviesos nėra. Ir su telefonu, tiesiog flashlightai šviečiamės. Tokie vat kolegos čia prie tavęs vaikšto, kol tu šliauži. O tokia va mes situacijai dabar. O tai va atrodo. Situacija tikrai įdomi. Du slekai kažkur, kur lyda. Aha, nu, nereikėt per čia grįžti. O tai per kur? Gal bus išėjimas tiesiog. Jo, liftas. Taip ir PUV pop sliekas. Tai kurią skylę renkamės? Nu čia tavo didžiausia kol kas šiaip. Ja, vėl čia dabar lyst. Faina. Jau su to ką pralindom, tai čia jau. Čia jau easy būtų. Rytoj kalėdos seni. Kažkas čia buvo užstrigęs turbūt, tai vat ką turėjo, valgė iki kol... Bliat! Ne, čia iš Keivo tiesiai dušą tikrai. Aidas! Po senį lipam.
Iš tokių mažų į tokius išlindai. Čia nesimato, kaip čia stačiai eina. Mes čia parlipsim po to. Parleipsim. Gerai, kad žinai. Ne pirmą kartą. Aš tik paskutą eisiu, žinau, kad ten įmanoma jau. Oi, tu nu, kaip čia slidu. Tas juodas dalykas slidus kaip ant ledo. Kaip tu, na, pažiūrėk, kaip viršūnė. Matau, bet nesimato per kamerą pas mane. Reikėjo flashlightą kažkokį rimtesnį. Bet čia žemyn eina, žodžiu, nežinau, kiek čia 10 metrų gal. Nu ką, aš nulipau? Nu jau ką aš filmuoju, dabar jau gali krist. O tai krenti, kai niekas nefilmuoja. Oi, tu, na. Pažiūrėk, kaip čia slidus. Aš žinau, jo. Skau, tiesiog šokti ir viskas reikia. Ko aš įsuksiu? Ai, bet aš šiandien be amuleto esu, viskas ramu. Kaip ir aš čia nepasiėmiau šiandien, čia būtume mes nukrypę ir užgriuvęs būtume mūsų. O, atsargiai tu! Kai šautum tu ten. Čia žygiau, tą net padaryta gal. Seni... Ir tai aš jau įsivaizduoju šiuožiu ir ten toliau tiesiog įskylė. Kur mes čia esam per keivę? What the fuck? Bet čia mes kiek giliai. Ryte buvom taip aukštai. O, nu čia slidu, bet ir batai. Pasa batai visi jau molė, tiesiog tai jie vienas ant kito. Pasa trinties jau nėra, tu reikia pravalytis kažkaip. Palauk, tu dabar lipi? Le, tu nuo čiuoši į mane dar nutrenksi. Palauk, tu aš nusilipsiu. Seni? Aš nematau, kas ten toliau. Nelysk tu! O tai kodėl tebe nukrenta nuo tavęs? Bet tu kaip aukštai, seniai, mes čia taip aukštai. Mes kokiam čia giliai esame. Aukštai? Nu, tu belekai aukštai atrodai, ne per kamerą. Davai, gaudyk, čiuožik. Sorry, mamukai, žinok, iš karto. Taip sustabdžiau aš jį. Per kelius? Ai, nu, bet čia yra tik molis. Tai nieko neprasivarėjai. Nežinau. Sakau, sorry, mamukai, šitai iš karto. Ir su čiuožiklą, ją pačią davai. Nu gerai, normaliai liktais. Ne, tiesiog. Kaip mes čia parlipsim, aš neįsivaizduoju. Svarbiausia, dar žemyn dalykai. Ai, nu čia jau pabaiga, viso. Bet man atrodo, reikia nusileisti, bet ir jau bus. Mūsų lidumas, pažiūrėk. Bliau, čia kiek šitų skarbonkių. Viskas pabaiga? Jo, čia jau nieko nėra. Dar lengvas. Duok man didesnį keivą. Šitas per lengvas. Matytum savo subinę dabar. Nu gerai, čia yra skylės. Bet čia nesąmonė, ten čia tikrai negalima lysti. Nu tu nežinau, tik pats įvertink. Ar lendam čia, ar nelendam? Tu šį čia pažiūrėk. Nu, varom, kad čia diamonds farmint. Iron pickaxe'as baigęs. Čia iš molio, viskas žiūrėk, molis. O dabar reikia vieną ranką dar šlatį laikyti. Čia galim podą susilipdyti. Gerai, nusileidimas dabar ten. Palauk, tai koks ten gylis? Nematom dugno. Kaip mes čia užlipsim, aš nežinau. Viskas pabaiga? Per lengva, sakyčiau. Duokit man didesnį keivą. Nu gerai, bet gal čia jau įlys nelabai. Net nežinau kaip pasakyti. Na tik pažiūrėti, jeigu nori, čia nesunku užlipti. Biški kraujukas matosi. Ble, laikrodukas irgi toksai. Dar ten yra kažkas. Yra? Atrodo, kad yra. Tiek kas skarbonkių. Nu gerai, bet gal čia jau įlys nelabai. Labai blogai atrodo. Nu įdomi atrodo. O įdomi, bet sunkiai ar ne? Net nežinau kaip pasakyti. Na tik pažiūrėti, jeigu nori. Aha. Tu šitą nežinau, kaip paaiškinti, ar čia sunku, ne? Kaip tu manai sunku ar nesunku? Nu, toks, žinai. Tai vanduo? Dabar reikia tik atrasti kelią, nepasiklysti. Ir viskas. Ir šiaip nenumirti, neužsimušti. Ten dar buvo pora nusukimų, galėsim ten užsukti kažkur. Davai, lekiam. Toks kontas, tiesiog eksplorinam keivą kažkokį. Tu padėk telefoną, aš tave filminu, tiesiog. O po to apsikeisim. Prie sienos lengviau žiūrėk. Blia, kamuka.
Davai. Viskas? Tikiuosi. Davai. Veikia, neveikia, neveikia. Ramiausiai. Opa. Aš nežinau, kaip čia parodyti, čia per kamerą vapšė neatrodo aukštai, tipo. Bet čia šiaip, nu kaip parodyti aukštį, nežinau. Atsistok davai prie sienos, taip. Gabriel čia jau nuo ten užsilipo ir dabar yra iki čia. Viršus, dar bus 1,5 metro, ne metras. O aš 1,85 m. Bet jau čia neslysk, žinok. Pasakyk, tu man čia. Iš ten turbūt, ne? Jo, iš čia mes jau. Tai tu ten ir galim lysti. Tam, įlendama? Taip galim prašėkinti, vis tiek ką čia. Kada mes dar kartą būsim, blėt? Lavose, po keivus landžiusim. Nu čia toks skylė, kur niekur nevesim, atrodo. Ir ten užtrikti 3 kartus daugiau šansų, negu viskur buvom. Ten posūkis eina. Ant posūkį jau nelabai finalys būtų. Nu aš sakau iš to, ką aš matęs vaikysi per YouTube, ten kur landžioje. Kada mes būsim sen dar kartą lavose, keivuose kažkur? Šis labai gražiai blizga. Na. Yra ten kas nors? Oi, jo, čia daug yra. Dabar gali. Arba čia kažkur, arba ten. Čia mes aš jau matau, kai mes pasiklysim. Tuose išsišakojimuose. Nu turbūt, čia būtų nelabai protingai, galvoju. Labai ten žemyn ar ką? Nu, pažiūrėk. Ai, tu čia taip. Čia tipo nelabai protingas. Kaip aš galiu nusileisti biškį, pažiūrėk. Davai, pizdu. Davai, aš varau. Ai, čia nėra taip blogai, kaip atrodė. Reiktų, na čia jau kaip šlapia. Bet čia nesenai žmonės buvo. Ant molio dar išraižėta kažkas. Pa. Gerai. Tenais niekur neišlysim. Nu čia yra maža baisiai skylutė. Tipo baisiai maža. Tai gal nereikia. Nu faina, ką žinau. Ką mes darom tokioj skylutėj? Matai, aš susikaušti. Šilinam. Arbatėlės turi. Ar ten dabar įklys, nepažiūrėt. Oi, čia pagalvo šitų kiek daug, čia taip lengvai susidaužt. Nu siaurokai čia atrodo tikrai. Aš net nežinau, kaip čia kokia yra kūrės. Taip gerai atrodo, subinės, visą skylę uždengia, per kurią lendi. Davai tik neužtriks, seni, prašau. Man čia baisu būtų vienam. Viskas saugus. Na, jo. Gerai, įlindau iki gabriuko. Bet ten dar yra praėjimas, tai banalys. Ten, bet svarbiausia yra nepamiršti kelio. Kaip reikia atsižmėti, kad žinotume, kur reikia maždaug. Prišyčiau. Tenai nyriai nesibaigė. Minecrafto fanatikai. Iš čia kaip gerai atrodo. Ir kur, į kairę, ne? Reikėtų. Nu taip, čia ateitum vienas eksplorinti. Tikrai nelyščiau vienas aš čia. Užtriks dar kažką. Nu, ir su draugeliu, tipai, pizda, tai bent jau dviese pizda smagiau negu vienam. Atsigulęs lenda. Kaip čia žiauriai. Vietos nepatogiausiai, hebra. Gerai. Opa, lena pabiškį, opa. Bahūras. Poptus mėgas. Easy. Nepajaučiau. Aš kariuomenės taktika. Labai kelius kodus, kurio vis sakė. Ramu. Kalės gau toliau. Kaip čia nemalonas. Rimtai?
Čia vanduo, ble. Žiūri, atrodo iš čia. Nu, na. Kaip žiūri, atrodo iš čia. Nu, na. Oi, tu. Davai, viską. Gerai, pareinu. Vyksta pohui rankai į vandenį. Vyksta gimdymas. Ar daryti rankai įsplovimą? Negi reikia. Prieš tai POV. Dabar pažiūrėsim, ant kiek rankų nusišvaus tokiam vandenį. Opa. Čia specialiai tam ir padaryta tą perkę, kad apsiprauspotų. Čia visi. Nu, kaip naujas, visiškai. Nu ką, let's go. Išgyvenam. Come on! Come on! Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and you won't get long. Užlūžu toliau. Nu geras, paskaitau tikrai. Aha. Kol kas fainiausia, kur buvom. Abudu kiaurai šlapi. Aha. Keibui duodu 9-10. Ko trūko dar? Pitas, kad būtų kažkur viduje. Taip ir tikėjausi, nieko nepasakysi. Bet iš to va kalno išlindom. Pažiūrėt, šitčioką, kaip atrodom po Keivo. Aš va toks. Apsisuk dar. Tai, Opa, toks fainesnis. Batukai va, opa. nu, prie stiliaus. Kelnytės, Louis Vuitton, X-Thailand. Gal yra normaliai? Jo, normaliai. Aš jau tikiu, kad normaliai. Labai normaliai. Normalias, kaip atrodė, pasnė savaitę kokią. Jo? Išsimaudyti tiem. Prie tokio grožio. Nu, na, čia keliai. Ir dar su viena ranka filmuoti yra reikalų. Nu, bet gerai, aplinkui tokie vaizdeliai, o eik tu, na, davai nenusiverčiu. Ne, viskas, jungiu kamerą laukan, aš čia nusiversiu tikrai. Žiūrėjom, galvojom, padarysim greitą pitstopą. Sustojom porą minučių. Ir taip stovi kažkas čia taip įdomiai. Atrodo, žiūrėk, kažkokios lyg ir kanopos kažką. Žiūriu kojos, vienos, kitos. Paršiukas. Bet jisai nosytė judina, jisai čia gyvas. Nu, na, kaip jam dabar nemaloniai. Kam reikia gyvo paršiukų? Oi, tu, na, atsikėlė. Varom iš čia, toj supykstant mūsų vietiniai, kad pažadinom paršiuką. Mat, kaip gyva kiaulė pririšo prie pirdos. Varom valgy, kad čia ta kiaulė filmuoja. Dabar filinant, tai valgysim kiaulę. O, papa. Nu, na, norėjau pafilmuoti, kaip vaikai mojuoja, vos avarijos nepadariau į vaikus, vos 5 taškų nesurinkau, visus 5 nunešęs. Maistelį šiandien pietukam, jie laukari, nežinau kas čia yra, ryžiukai, kažkas ir sultytės, 150 000. 6 eurai, 5-6 eurai. Parašė Gabriui iš Delfi žurnalistė dėl laivo incidento. Jau BBC patekom, tai Delfi jau tiek tavo, kas čia. Tai plaukiam iki to jau mūsų long prabango. Man labai pasisekė, kad mano didelė ta kuprinė, kuri buvo po grindim, buvo vos ne pačiam viršui. Tai aš iškart pamačiau, pagrėbiau, užkėliau ją irgi ant stogo, pats užsilipau ant stogo. Draugas liko apačioje dar tuo metu. Ačiū Dievui. O tai, bet niekas ten ir nenuskendo, aš teisingai skaičiu tam BBC straipsnė, ne? Visi pakankamai laimingai ta nelaimė. Šiaip niekur oficialiai ten nepaskeltų normaliai. Tik Laoso grinai jau tokiuose newsuose paskeltų, man atrodo, oficialiai. Kad šiaip buvo ten tokia moteris su 2 vaikais vietinė. Jie tik paskė, jį su 2 vaikais paskendo. Ojei, aha. Žodžiu, vietinė moteris. Su 2 vaikais. Gerai, kad atlėkėme naują Laoso miestą, vadinasi Vang Vieng. Šiandieną turime gruodžio 24. Kūčias. Su šventom kūčiom. Yeah! Nu varom švęst kūčias, ką aš žinau. Varom 12 patiekalų ieškot.
Atvykom pirmą spotą, bet čia copyrightinta muzika bus 100%. Cheers everybody, cheers! Merry Christmas! Woo! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Domas kažkur ten, pamečiau šį, bet vaibas tai čia buvo dalis. Karočią, naujas lankytinas objektas. Tokia vietelė, čia tipo fainas, mėlynas vanduo, žmonių kaip prišikta, bet geriausia vieta, žiūrėkit. Iš tokio aukščio galima šokti vandenį. Gilis 5 metrai turėtų būti. Nu ką, žinau, rengiamės ir varom šokti, tik aš neužsimušiu. Gabris lipa. Įdomu, kiek manot, įtepęs Gabris ar neįtepęs? Nu, opa. Čia ramiai. Kaip zoologijos stovi, visi filmuoja, stovi. Nu, baisu. Kaip bombiška. Baisu? Ne. Skrendi ir po to 3 metrus bandai į viršų plaukti. Aš pisiu backflipą, bandysiu. Tikiuosi neužsimušiu. Paskutinį kartą backflipą dariau prieš kokius metus laiko. Tai backflipą jau geriau reelsą gal, ne? Čia nėra ką, reelsas. Tai jeigu užsimušti reelsas faniau negu YouTube'as. Nu gerai, ble, kaip čia tada padarėt? 2 kartus gali šaut. Nu pirmą tada taip karočią ir tada jau antrą taip. Aš nepysam, blino, aš nemanau. Karočią, filmuok taip, manau viskas bus gerai. Žinant domą, pasi nebūna gerai. Nu dabar visi kinai reakcijos. Rimčiau dabar viskas vyksta. Bet įzė, čia. Kas ant senukas dabar, opa, let's go, davai senukas. Daugiau palaikymų jis turi kažkaip. Ant sudbinėlės. Karočią atlėkėm į keivą. Tokiais čia akmenim lipam į tą keivą. Ir prieinam, pys tokia skylė. Toks keivo nusileidimas. Čia vat maždaug tom kapitėliam, bla bla. Ir ten tikslas. Pačiam keivė turėtų būti ir vieta, kur maudytis. Ir šiaip ten kažką. Nu kol kas Laoso saugumo standartai tai atitinka europiečius, manau tikrai. Tvirta čia senė. Jeigu būtų netvirta, tai čia nebūtų pastatyta. Čia netgi matosi iš pastatymo, kad čia tvirtai padaryta viskas, sušokinėt galima. Tai profesionalai dar. Tie laiptai skersi, išėję šonu. Nu, prikolas čia toks užėjimas. Ble, čia vėl skiūtas nedidelis. Aš dar ragelį neturiu dabar pasišviesti. Su vienu flashlight'u būtų. Nu, mes negalim į keivą neįlist tokį. Čia reikia galvoti, kaip galvą neįsivaryti į tą akmenį ir dar, kad kupakas pralystų. Bet tai kai čia nepatogus susileidimas. Čia noriu kupakų labai išparą. Ir kas čia turim? Ai, nu va, čia jau fainiau. Oi, varyk. Atvarėm į Blue Lagoon, vis tiek lendam į keivą. Kaip suprantu, čia reikia eit? Kažkaip nemanau, kad čia bus kažkur išsimaudyt. Dar sainas buvo būtinai turėti normalų flashlightą. Nu gerai, aš lipu į viršų. Nieko nematau. Čia kažkur baseinas. Tikiuosi bus šildomas. Aha, džekuzis. Šitie jau ne taip saugiai, man atrodo. Saugumas. Aha. Ai, va, džestrylytė. Let's go. Ne veltui ėjom. Tik atsiminti, iš kur čia atėjom, parla. Aš sakai iš paskos. Ai, tu, ne. Tokia skyrė. Stengiuosi eiti ten, kur tu lygiai. Eičiau, bet nieko nematau. Aš gal ant vientukų filmuosiu. Kokybė žymiai geresnė. Nes ant 0,5 nieko nesimato. Toks, kur Slendermanas. Seniai, aš eidamas į ten tokį kaip tu sutikčiau, vietoj pridaryčiau. Žmonės suprastų, kodėl aš tamsioj stovi, tai mano ragelis dar naktį nusprogo.
Ir vapšė viso nebeturiu ragelio. Nesulavose, nėra kur pirkti. Bačiukai, sienos, glubos yra. Tiek va gargamėlio piršto. Tai aš dabar einu prie to pūlo ir galvoju, baisu kažkiam random keivį varyti vandenį maudytis. Taip nemalonu. Eik tu, na, kaip tu išgazdinai mane. Kaip pagrebė aš jau pas galvoju, tai Nu ką čia vienas krisi, tai jeigu krenda, tai jau būtų. Eik tu, na. Tokia, tešlan. Ai, va, pūlų ženkliukas, seni. Dabar jau bus tikrai čia jūsų apšvietimas, sušildymas, viskas. Jo, burbuliukai. Eik tu, kaip čia slydu. Tik tu nesviskai. Užbutiliai. Palauk. Nežinau, mėginsiu kažkaip laikyti gal tą. Ant pavadėlio. Šiandien nesimatau, šiaip per kamerą nieko ten juoda. Nu, bet ten vanduo tipo. Tai baisu, kad kažkas sukoštin. Hop. 10 iš 10 nenoriu. Ai, tu pirmas, aš filmuoju. Seni, čia gilu kaip. Pašol tu nafik. Bet tu pažiūrėk, ten taip, ten ir urvas. Dar toliau. Tai tipo šokti reikėjo. Taip, išsigelbėjau. Aš nemanau, kad čia reikia šokti. Na. Nu, vanduo šiltas. Nu ką, nežinau. Nu, reikia mėginti. Gilu? Davai, pačiakim, čia. Ну, файно, такая. Nu gerai, viskas, žiūrėjom kamerą, varom filmuoti Reelsą. Reelsą Instagram'e Domas. Check it out, guys. Tik jau, keramikos darbeliai. Aha, kas čia nupiešta? Čia šaukštas dvigubas kažkoks. Nu įdomiai. Va, žiūrėk, dar kažkoks šaukštas. Dvigubas. Čia Losiečio šaukštas. Nu, kažkas tokio. O čia kas? Čia kokosai tipo du ar kas čia? Kam tas šaukštas, tipo kokosas šaukštas savo galvose? Nežinau, nu įdomiai. Keisti Nu, Losiečio. reikės pagūlinti gal. Gerai, ką išlindom iš Keivo, sakyčiau, net išgyvenom Keivą. Nes atrodo po Keivo taip, rankytė taip. Bet ką, pats sveikas gyvas. O dabar į tokį čia linijos patuką. Ten pašaknė turėtų būti. Čia vaizdelis kažką. Nu taip, faina. Nu Keivas tai prikolas. Užsakėm pavalgyti, biškai atrodo kaip vamalai, iš tikrųjų neslėpsiu. 2 eurai sriubytė tokia vėmalinė, bet gerulė. Važiavom iki Lagūnos 6. Atvažiavom. Opa, atidarėm. Nu ką, lekiam, praseisim, pažiūrėsim. Nu arba būsim išvaryti policiją ir deportuoti iš Laoso, arba turėsim privačią lagūną dviesę. Manau, kad antras variantas. Nu arba iškart pirmas, po to antras. Aš tai apšiai manau, kad mes ne čia esame atvažiavę ir niekur čia neišlysim. Nu lygtais rodo tiesiai. Nu bet važiuojant ten pro karves, pravažiavom, pro viską tipo. Man atrodo, mes čia niekur nenueisim. Žlų lagūna, alio. Kaip tai turistam padarytas tas kelias, kokios toks. Mes, opa, va ir buvo Lagūna tavo. Kažkokia pelkė atėjom. Let's go. Nu gerai, lagūna faina, šitą gal kaip fainiausiai. Nu ką radom? Google Maps įsakė, šitą lagūną closed, mes netikėjom, po kad nemelavo. Nu faina lagūnas, tai tikrai irgi. A, žiūrėjau, temą gali pašakinėti man. Čia kaip suprantu, irgi vanduo turėtų būti. Nu, aš manau, čia ne temporary, čia jau seniai uždarytas šitas. Čia vandens nėra. Čia metrų gylio gal šoksi. Nu ką, žinau lagūną, nu gera, užskaitau tikrai šitą. O lagūna, 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 papūstų man į malūną. O lagūna, lagūna, lagūna. Vaizdelį, žinok, bombinis. O lagūna, 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 papūsk man į malūną. Aš šalmą užmiršau nuims.
Nu tikrai faina. O kaip man faina, kaip man čia nefaina. Kažkokį radom urvą. Gabriel sako, čia specialiai uždarytas. Tai reikia atidaryti. Aš tai manau, kad čia tas urvas yra uždarytas dėl to, nes ten labai daug lavonų yra turistų. Seniai. Nieko neturi. Vat kas nėra smartai, lysti uždarytą urvą lavose. Apleistoj vietoj. Tai greitai, žvilgsniukai ir žodau. Esam dabar vidury niekur. Aplinkui kalnai ir karvės, viskas. Seniai einam iš čia. More than 80% of viewers aren't subscribing, so it's time for you to subscribe to the channel and check out all of the videos. Thank you! Ir tiems, kurie nesupranta angliškai, YouTube channel को subscribe na vėdai jūsų, in like and follow the video, subscribe dėl to bei banna. Nauja diena, naujas haikas. blemba, kaip tingi iš tikrųjų lipti ir nebenoriu. Čia, nu bet tipo faina turi būti visi. Gerai stakas, per kiek laiko užlipsi. Jie šiaip rodė, kad per 3 minučių turim užtrukti. Aš manau, kokių 2 minučių. Man labai sunku paskaičiuoti ir aš jau nusikaręs. Žodžiu. Nieko nedarom šiandien. Išsimaudėm ir viskas. Nu tai gerai, tu sakai, kad maždaug čia bus, aš sakau, kad maždaug čia bus laiko. Viskas, varom žiūrėti. Let's go. Kol mes taip sunkiai lipam, darbininkuo per laiptukus. Ne, aišku, gerą darbą daro. Bet mums dabar jokios naudos iš to. Opa. Kažkada čia bus, kai jau šis vidosikas, šitas YouTube čia jau bus labai gražus takelis. Nu, tokiais tempais tai mes čia visą valandą lipsim, aš manau. Nu. Azijiečiai lipam, tai dėl to čia. Nu, gal nekenčiu haikinti. 19 minučių seniai. To paskaičiuosi. Tai kaip sunku. Nu, aš pafilmuosiu vaizdelį. To mes ramiai tam 5 išėjom. O dabar rodo kem 2. Tai 14 minučių. Timeris sakė 30. Tai gerai. O kur vienaragis tas? Tik jis vienaragis ne čia, man ant to kalno. Eiktų, na, tai mes ten ant to turėjom būti. Na, ne. Jūs dam, tai varom centrą. Nu, na, vienaragį aš norėjau. Čia buvo geriau, čia motociklai yra. Ir ant čia visi ant moco daro fotkės. Suka, aš vienaragį tik lipau čia. Tai netoli, nubėg ten. Aš čia pastovėsiu. Davai, ten nufotkins nori tenais. Jo, 5x. Gerai, varau. Davai, sėkmėtis. Atidaviau pirdą, Gabriel sakė dabar dėl kontento mane praveš biškį, kaip Vilniui. Nu parodė, kaip Vilniui važiuojam. Laikais? Laikos. Eik tu! Nu tu čia crazy! Seni, stabdyk, per daug crazy, šiam nevažiuok. Nauja diena, nauji iššūkiai. Problemas. Džiavinau sau ramiai ant balkono, čia pasidės ant klaustuką ir va, taip ten atsidūrė. Turim galvoj, kad čia, taip dažnai liksiu bam bam ir pačiupsiu. Nežinau, kaip man kiek realu. Realu tai, jeigu iš 10, tai 10. Nu tai da, tada. Svarbiausia neįlūštis, jeigu lūštis, tai ne... Ir nenukristi. Nu jo. Įlūšti, man atrodo, skaudžiau būtų. Ninja. Čia tau reikės įdėti, kai editinsi tą video. Tu. Aš tai net iš čia girdžiu, kaip traškė. Nu jo, geresnį tokį. Opa. Nu tai ko, užmėt ir viskas. Čia glaus sunkiau bus. Tiesiog rankas iškėlės stovi. Opa. Tu labai nepatogiai, man atrodo, paėmė. O, jo. Svarbiausia, kad balkonas išlaikytų. Все, easy čia. Let's go. Misija įvykdyta. Lengvas įdikostas. Nu, gerai, faina. Varau trest. Su rankšluočiu, čia bet išsivalyt pasiėmė. Jo. Okay, Kapčiai, you saved my trip. Okay, Kapčiai, bye bye. Tu ką, laimingas? Ne, nelaimingas, liūdnas. Žiūri, trest man. Aš galvoju, kad patiko prašyti, kad paleisti patinai į chatą, tresti tūlį, kad labai gal nemalonu, ne? O tai kur gyvena aš? Čia už durų, chatą jau. Čia parduotuvė, ten durelės, tai ten visi vaikai, viskas. Čia vaikai, bet čia darželis.
5 sėdi. Vis gal 5 laikas turi. Ir visi gyvena čia parduotuvėj tiesiog. Tai gal taip, turės apie jų vaikų tuliką, gal nelabai malonu būtų. Šiaip žinant tave, aš duodu, nežinau, nu, maksimum dieną tu jau jį numesi. Aš tai duodu valandą ir aš jį numėsiu, manau. Kaip turės nori, tai žinau problemą, jie varom greičiau kažkur. Somebody, how much is train station? 2 people? Yeah. 100,000. 100? For 80? Okay, we go search for 80. For 80? 40. Yeah, yeah. Okay, let's go. Taip, konkurentas. Prieš... Prieš nosį, pagrindai. Nu. Atlikime traukinių stotį. Taip, aplinkui 300 šiam laipsnių, kalnai visur. Nebloga stotelė tokia. Atlikėme į sostinę. Čia bičiukas pats nusprendė, kad mes su juom lėksim. Gabris dabar išėjo ten kažkur kako padaryti. Jisai stovi, laukia dabar tipo, kol Gabris grįž, sako, važiuojam su juo miestą. Aš jam šis nei žodžių neskubai, mes su juom lėksim. Nu, bet jis pats nusprendė, jau 15 minučių stovi, dabar laukia, kol Gabris grįž. Nu, tai tegu laukia, ką žinau, faina jam. Žodžiu, Gabris šiandien yra biškai iškritęs, apsitėdęs, viduriavo. Tai čia aš be Gabrio šiandien atlėkęs. Tai visokių trakcionų šiandien nemėginsiu. Nu, bet rytoj tikiuosi Gabris atsigaus. Ir atlieksim čia. Nu taip, aš negaliu, kad tik Gabris apsitrėdė. Aš šiandien visą naktį irgi pratrėdžiau, pravėmiau. Nu, bet dabar jau atrodo, kad viską lygiai atsigavau. Aš vapšė iš tikrųjų dabar spalvų vapšė kontekstų nedaviau. Tai mes dabar atlėkėm į sostinę, Vientianę, Laos sostinę. Ir jinai yra va čia, pačioj Tailando. Laoso. Čia yra va didelė upė ir ten va kitoj pusėje, kur matos šviesos, ten jau yra Tailandas. Poryt jau varom Vietnamą, tai poryt pirksiu kamerą, tai jau baisiai laukiu Vietnamo. Gerai, dabar baisiai greitas hosteliuko sostiniai turas, nakčiai žmogui 4 eurai. Čia vadin bendra erdvė, šauni taip per koridorių. Nu čia kažką, tokie. Čia virtuvė kažkokia smirdanti. Čia tulikas smirdantis. Taip išeina čia balkonas. Kitas tulikas, užeini į tuliką. Čia kol kas man favoritas šito hostelio. Spyną užtrakinį. Opa. Viso, tvirtai laiko, nieks neįeis kol ką koja. Tai čia mano kambarys. Užeini į kambarį. Kaip už 40 eurų šiam pašakėlę. Taip, Savainių gatvė ramiausiai tokios čia vėliavos. Bam. Čia kiek prikabinta tokių normaliai čia? Va, tas paklausas. Susimkit, biškai pasiraikit, jo. Atėjom išnuomoti pirdų. Toks čia salonas. Ten kambarys, vaikas ant lovos pakritęs miega. Čia mamytė dirba. Nu ką, pasiėmė savo triperį šiandienos. Problema tik tokia yra, kad pas mūsų internete pas Gabrių vapšė baigė šiandienikas, o man liko 100 megabaitų ir turim dar išgyvendavom 4 valandas Laose su 100 megabaitų intiko. Jeigu baigės, kol nesam paliekę kažkur, nu tai pizda tada. Tokį maikoną įsitaisė savininkas mūsų hostelio. Be problemų. Tos kelios skylės dar geriau padaro tą maikę. Stilius toks. O čia tiketai vietiniams 15 štukų, turistams 6 štukų. Sabadį, 2 tickets. Karočią, atėjom į Buda parką, susimokėjom 6 štukų už įėjimą. Nu čia visiškai gaidys, nieko nėra. Bet kol kas man draž dalykas, ką matot, kai kitoj pusės upiai. Kitoj upės pusėje, va ten, va Tailandas. Let's go. O daugiau tai čia, už ką mes čia sumokėjom šaibas. Einam veiksmą ieškot. Nu va, atėjom. O maga, kiek daug būdų. O maga, aš dar tiek būdų nebuvau matęs. Geras. Top 5 mano būdos. 5 vieta, švilpikas. 4 vieta, paršelis raitelis. O, iš tos pusės matosi, o negi laikas. Va čia vakar reikia jums padaryti, va paspausti laiką ant YouTube video. 3 vieta, Černobylinė su 10 rankų. 2 vieta, Dumbledoras. Harry Potterį. Top 1, 1 vieta,
Rejectintas mergytės. Ir dabar dar topai, kurie nepateko į top 5. Muzikantas. Dičkis. 20 metais. Ir paskutinis nepatekęs į topą. Bybis ne šlanga, Rytas ne komanda. Dabar žinam į būdos bumbulą kažkokį. Taip, į burną įlysim. Pažiūrėsim, kas čia gero. Opa! Mes kiekvieną dieną kažkur lendam. Čia įdomu, į vidų galima įeiti. Čia per centrą čia galima įeiti, nes šiaip durų nėra, nei vienų tik langiukai tokio dydžio. 700 štukų baudų už kažką. Aha, bet už ką? Ir taip, jeigu nori išlysti lauką, pro tokią skylę reikia lysti. OMG, hashtag Buda Park, let's go. So cool. Buda Parkas Gaidys, vertinu 4 iš 10. Važiuojam, Gabrius veža kažkur, atvažiavom prie sienų, šešlagbaumės kelias ir galvojam, kur mes čia atlikėm. Žiūrim, immigration kontrolai, pasirodo, atvažiavom prie šlagbaumų į Tailandą važiuoti. Nu, gal dar nereikia Tailandą, mes jau buvom nesenai. Varom laukan iš čia. Pasirodo, 2 kilų į tą pusę nuvažiavom, varom atgal. Kas čia per pirų technologiją, nesuprantu, dar nes tai matęs. Ištraukia rakčiuką, bet viskas veikia, važiuot gali be problemų. Nu čia tik laosės spėjau tokios, be raktės sistema. Nu, didelis toks šūdas tikrai. And how much I need to make? Padėjo kulkas ir viso. Supras savo taiklumą. Čia toks šūdas marašo. Čia kaip pilti gėrimai, tai čia nieko neskūšia. And I need to... Ble, čia toks kemas, seniai. Nu, žiūrim. Oi, kaip kreivai. Nu va, viens yra. Tu bet paklaustų, mačiai įmanom laimėt kažką? Tai čiūkai, kad įmanoma, jeigu yra prizas. Gerai, vienas yra. Nu, yra. Aš nesuprantu, nušovau, jau du gėrimus gausiu ir ką aš čia darysiu. Šiaip toks tyšų šautuvas, taip nesiniai taikyti su jom. Nu, Luka vienas. Nėra? Nepami tą mergą. Tai tik pradėjau taikyti iš karto. Skemas, matys, sujudėjo. Paskutinė kulka. Lyg šarčiau biškai. O pakol nematau. Man čia parodos susirinktis jau. Liko dar mastelio kažkur laimėti. Yra kažkur į burgerį šaudyti. Pilni gerimukai. Tai čia pliusas. Kaip čia? Nu po 5 štukas dabar gavot. Tai pliusas, gerai, dabar varom čia iš karto. Tai paklausk, kiek reikia, kad laimėti, kad nežinau How kažką. much I need to poo? Yes, 3 this and how much I need to... Yeah, all 3? Aha, nu čia jau biškai sunkiau bus. Tai kažkaip geresnis strėlės dabar. Žinai, turi žiūptuvėlį. Ne, reikia. Viskas gerai bus. Ble, tai tu nebegali laimėti jau viskas. Nu, nebus kemas. Opa. Nu va, beik. Tai viskas taip važiavo, laimėjau nieko. Nu jo, dar kartelį. Ai, okei. Už kem štukų gavau 4 gėrimus, realiai, tai po 10 štukų. Prikolas, čia vyksta live loterija. Ten traukia kamoliukus iš tokio. Ir sako laimingų skaičių, čia žmonės visi rašo savo skaičiukus. Ir kažkas laimės. Įdomu, ką čia prizai kokie. Ai, va prizai, tipo. Nu prikolas, tipo. Aliuko, aliejaus, Coca-Colos. Bingo! Bingo! Svarbiausia nesustoti. หมายเลข50หมายเลข60หมายเลข26หาคนละได้ระดับ48 Eik išsirink prizą. Išsirinkti, tipo? Eik. Aliukus 4 pagriebė. 4 laukus, 2 štukus, seniai. Tai čia dylas, žiaurus. Nelaimėsi, nežais, seniai, tu pažiūrėk. O pradėjom nuo nulio, ką? Aš tikrai šiandien mano vakaras, davai dar žaidžiam. Bingo, mano nakmes žaidimam. Nu viskas, paskutinė jau šį vakarą, man reikia atlošti, nors vieną kartą laimėti reikia.
Viskas, šitas jau tikrai paskutinis. Laimingi vakaro skaičiai šiandieną. Tai faina. Iššokome į tuktuką. Nu, tuktukas toks vaikiško dydžio biški. Mes čia su savo kupakais vos telpam, va taip pat. Ir lekiame už sostinės. Iš Laos sostinės, lekiame į Vietnamo sostinę. Nu, tik nes tuktuką, dabar lekiame stoti ir po tos autobuso. Ką aš žinau, tai Laos sostinė šiaip tokia biški lempinė. Geriausias dalykas iš tos sostinės night marketas, kur galima karnavalo žaidimus pažaisti ir kažką pasišopinti. Daugiau tai sostinė apie nieką, nu bet faina, ką žinau. Laosas skaitau. Ačiū Laosui, buvo daug patirta. Ir gerų, ir blogų dalykų. Daugiau blogų. Nu ir šio Laosas. Fuck you, nebegrįšiu tave. Nusimauti prieš autobuso batus liepia iš karto. Seni, tai čia pirmą klasę, tai durnas. Toks autobusas. For one room it's two? Two guy. Okay? Okay, no problem. Put. Let's go. Tai mes neturim labai šitos vietos, kur dėti šitą. 10 neverkia. Aš buvau čia vienam tokią lovą, nugalvoju kaip karaliką. Aš tik pamiršau lovą, galvoju, kam čia vienam nėra vietos. Čia mūsų chata bus turinčias 2-4 valandas. Kažko, bet jeigu jis gaus filau, tai aš irgi pradėsiu pisprotą. Aš padėsiu, kaip jam seksis. Bet bazaras visi vietiniai po vieną. Čistai turistai visą protą tokį. Nu, mes vieni patys. O žiūrėk, gal rimtai iškovoja vietą. Nu viskas. Aš galvoju, čia kažkas didesni pikčiai bus. Nežinau, bet vietos čia tai, nu kaip čia pasakęs. Gerai čia yra, žinai. Gerai, kad mes nedidelį, žinai, tokie esam. Šiaip čia vietnamiečiam, tai čia pats tas. Tai čia kaip metrų šiam, tai čia seniai. Čia aš kojas ištiesis, bet aš tiesiog atsisėdęs. Ir šitą turim, kurį negalim išjungti. Aha, pučia, kiaurai susirksim iš šitą. Pažiūrėk. Nu, pavyzdžiui, dabar aš guliu, tai maks nepatogiai. Ne, nu jei ką, tai darysim šiam 9, žinai. Nu taip, kad patogiau atsigult kažkaip. Tai taip, dabar arba jo sūnus turi, arba jo žmona turi su kažkom sėdėti vietiniu. Tai taip, nėra baisi faina. Aš žiūrėk, puiku išvaru. Tai dabar jeigu vėl tai žmogus vėl kovos. Mes va tai va, mes va. Mes neprobleminė, sakau, Tai čia overnight sleeping bus reiškia, kad tiesiog naktį sustoji kažkur random vietoj su mėgiau autobuse vietoj viešbučio. Nu, mes, sakyčiau, ne tema apšė. Viskas atlėkėm prie Vietnamo sienos jau. Border passas, čia dabar tipo check-ins vizas, kažką. Nu ir viskas, Laosas baigėsi. Ir gerai žinokit, kad baigėsi. Buvo Laose patirti ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Daugiau blogų, sakyčiau. Tik sakyčiau, buvo tiek patirta blogų dalykų, kad man Laos paliko traumą ir į Laosą gyvenime nebegrįšiu. Laose kelionė buvo paskaičiuota, kad man gautis turėtų apie 200 PM, nu jau maks 300 eurų, jeigu lepinsios. Dabar man Laosas gavosi arti 800. Tai vapšė, ne, tema žinokit. Tai tipo nėra, kad aš šiek labai nemėgčiau to Laoso ar ką, bet fuck you Laosas. Bet šiaip jeigu aš nebūčiau toks buvęs unlucky čia, tai Laosas overall prikolas, gražu, faina, žmonės faini, viskas gerai. Tik kad čia baisiai kažkaip nesiseka, nežinau, tikiuosi, kad jums geriau seksis. Viskas, nes pakavo, praleido per borderį, savo kojytę užeinu į Vietnamą. Ką čia, tipo, всё iš Vietname? Let's go! Ten vat Laosas šiukšlynas jau matosi. Mat ten malūnai. Fuck you Laosas, fuck you Laosas. Tu sakai fuck you Laosai? Čia fainas Laosas, man patiko. Pirmas automobilis, kurią pamačiau atvažiavęs į Vietnamą. Nu toks, nėra dar taip ir blogai, iš tikrųjų, autopliusą darytų. Nu ką, karočią esam Hanojui, Vietnamo sostiniai. Kol kas neturim interneto nei 1 megabaito, neturim kaip paskambinti, parašyti, pažiūrėti locationą, kur varyti, neturim nei 1 centų vietinės valiutos ir plano jokio, tai... Nu viso, ką žinau, svarbu esam vietoj ir lėkėm ieškoti, kaip kas. Indiką pasiderinam, atėjom į BMW saloną, sakau, galim pasijungti ir pasidėti biškiau suderinsim. Sako, jo, galit. Sėdit čia. Atėjom pirkti BMW nuliovą iš salono. Nu ką, radam Indiką, ačiū BMW salonui. Lėkėm į hosteliuką.
Hanojus. Šiaip trafikas tai už Bankoką dar labiau crazy. Pizda, čia važiuoja visi vieni per kitus, belė kiek veiksmo. Pasitinka su tokiom atėlėmom vėl. Apibūrink dabar savo emocijas. Didžiai istorijos, pažiūrėk, seniai, aš taip laukiu šitą momentą. Kur tu būsi, kai nusipirkti šitą kamerą? Šitą kamerą mane padarysiu čia. Dabar esu čia maždaug. Tai vat būsiu čia po kameros nusipirkimo. Bet dar laiko reikia, aišku. Nu, kiek laiko? Nu, dabar jeigu esu čia, tai už pusės metų būsiu jau čia, o už metų jau va čia, o už 5 metų va čia. Tokia prediction. Tai sakai 5 metų čia bėgi. maždaug yra Grybauskaitė, Nausėda, tai va aš būsiu tam lygiai maždaug 5 metai. Ir čia viskas dėl kameros. Į politikus eisi su kamera? Jo, prezidentą būsiu Lietuvos. Let's go. Kas balsuos už jį? Aš tai ne. Tai followerį mano. Tai čia va, prikelsiu, tiek ir turėsiu balsų. Toks tikslas. Tai iš karto vaidį pakuok. Opa. Aš dar paprikosku, kad tu dar nori, kad nufotkintų tai ir rimtai fotkintų. Oh my god, shit, koks transitionas. Let's go crazy. Okay, bye bye. Seni, nu man kaifas gyven dabar jau viskas. What the fuck is up, hebryte, let's go. Aš nebuvau toks laimingas, iš tikrųjų, per visą laiką Laose. Dabar man yra pikas laimingumo. Hanojus pats geriausias miestas pasaulyje. Nu, Laosas. Šūdas paskutinis. Laosas, fuck you, aš dar kad primenu iš tikrųjų. O atvarėm į Hanojų dabar prieš valandą, bet pirmas dalykas, kur atvarėm, tai iš karto didžiai šopą nusipirkti kamerą, nes visam Laose niekur nebuvo kur pirkti. Tai va, nežinau, ką ten pavyks iš tikrųjų sudidinti iš to, ką prifilminau šragelę, nes ten biški random viskas filmavosi, bet nu viso, ką žinau, šiandieną turime, aš dabar galiu jau parodyti, tai va. Gruodžio 30, rytoj nauji metai. Tai naujam metam tikėtina bus naujas vlogas, šitas nežinau, ką aš sulipdysiu, bet kažką sulipdysiu. O nauja, kaip užjudėsim, tai pizda, reikės rinkti paramą mano laidotuvėm, nes taip užjudėsiu, kad Nu davai, neužsilenks tikiuosi.